Labas, gerai, kad užlėkė vėl į SV Moto. Vakar Triumfas pristatė savo naują modelį, tai Triumph Speed Triple 1200 RS. Važiuojam. Jis turės 1160 kubinių centimetrų variklį, bus 3 cilindrų, ne veltui vadinamas Triple Speed, bus 180 arklių, tai 3 arkliais daugiau negu prieš tai buvęs modelis, sukimo momentas bus 128 Nm ir svarbiausia atitiks Euro 5 plus standartą. Turės naują išmetimo sistemą, pats bakelis bus daug trumpesnis. Jo svoris 199 kg, tai bus 1 kg sunkesnis už prieš tai buvusi Triumph Speed Triple. Bus ličio akumuliatorius, kuris yra lengvesnis negu įprastas. Didžiausia naujiena tai, kad bus Öhlins amortizatoriai EC3, tai išmanus amortizatoriai, kurie yra ne visuose modeliuose, tai yra tik tais dabar tokiuose kaip Ducati Panigale V4, Ducati Street Fighter V4 ir Honda CBR 1000 RRSP. Tie amortizatoriai yra tikrai labai kieti, tai prisitaikys prie nustatyto režimo, prie kelio, galima bus suvesti tiesiog, jeigu nenorės ten žaistis, ten reguliuoti juos ten palei režimą, ar dar tiesiog galės įvesti savo svorį ir jisai prisitaikys prie tavęs pats. Taip pat bus vairo demperis, priekiniai stabdžiai bus Brembo Stilema, vairas bus šiek tiek aukštesnis ir platesnis. Bus 4 važiavimo režimai – Road, Sport, Track ir Rider. Bus vienkės režimas ir bus 4 lygiai, dirbs nepriklausomai nuo važiavimo režimo. Taip pat variklio stabdymo režimas. Quickshifteris į viršų ir į apačią, tai reiškia galėsite bėgius mėtyti be sankabos. Taip pat yra įspėjamoji stabdymo sistema, tai reiškia, kad labai stipriai užstabdžius galinis stop žibintas pradeda mirksėti. Na gal ir gerai, kai važiuoji ten vienas kažkur ir stipriai užstabdėjai iš galo mašinai, jei gal taip kažkaip padės, bet jeigu kažkur išlėkti su chebra, palakstyti taip rimtai, vien su kitu pasimatuoti, tai man atrodo, tai nelabai kažkoks privalumas, aš nelabai norėčiau, kad priekį važiavęs kas nors užstabdė stipriai ir pamatyti jo stop žibintą mirksint. Geriau, kai jisai tiesiog užsidega ir matai, kiek jisai stabdo, o ten, kai mirksi, tai kažkoks truputį gal blaškymas atsirastų. Nežinau, tai vadina inovacija, tai tebūnie. Taip pat yra beraktų sistema užkūrimo ir benzino baką taip pat galima jau atidaryti be raktų. Jie teigia, kad tai yra konkurentas BMW S1000R, Aprilia Tuono, KTM Super Duke 1390. Man tikrai sunku patikėti, kad jisai galėtų tempti kažką link Ducati Street Fighterio V4S, tai mocas ant 30 arklių galingesnis ir ten visai kita technika. Šiaip neatrodo neblogai, toksai tikrai rimtas kietas aparatas. Papildomai bus galima įsigyti ir Akrapovič išmetimą, bet arklių tai nepridės, tai praktiškai pridės tik tais išvaizdos ir gražesnį garsą. Kainuos apie 20 000 eurų. Kaip pagalvoji, tai turės Brembo stabdžius, Öhlins išmaniuosius amortizatorius, Akrapovič išmetimą. Atrodo gražiai, man tas ratas, ta mano šakė, tai tikrai krūtai visai atrodo. Bus 3 spalvų – Jet juodos, Performance geltonos ir Diablo raudonos. Dabar yra tik tiek informacijos, sako, kad bus galima įsigyti balandžio mėnesį, jau bus pas dilerius, tai susisiek su Triumph Lietuva, jie tikrai paaiškins kas ir kaip. O dabar, jeigu tau patiko, paspausk laiką, užprenumeruok ir iki.